Nu tai ką, labas rytelis iš Olandijos. O važiuoju ankstus ryts, yra čia dar tik 6 ryto Olandijai. Beveik. Riedu čia pro Zvolę. Biškį va numigau. Kiek 5 dariau dar. Ilgiau 3 valandas pastovėjau, nes laiko turiu. Viskas gerai. Biškį lengviau tada taip gaunas. Reikia važiuoti iki parkingą kažkur tai. Arčiau iškrovimo. Toks visai geras tripsas, ane? Iš šiaurės. Čia iki Europos pavažiuoti. Visai kietai. Važiuoju čia Olandijai. Žiūriu Big Bagų biškį pririkiuotą. Čia kol pamačiau ir pradėjau filmuoti, tai dar kokį pusę kilometrą jau pravažiavau, koks geras kilometras Big Bagų. Žemės atvežė. Trūks žemės turbūt jau. Jo, su Big Bagais žemę vežt stipru yra. Bet tvarkingai užtat. Nu ką, brangiai, atvažiavau parkingą, sustojau. Išgyvenau šitą naktį. Jau ne taip ir sunku buvo, kai gali biškai stabtelti ilgesniam laikui. Va, ir ryte atvažiavus lengviau rasti vietą. Tai nėra blogai. Ką dabar galim suvalgyti kokį bomžpakį ir eiti pamego dar biškai. Tai va, toks plan čia. Kol kas toks. Buvau pamiršęs parkingų myžalų kvapą europinių. Ant asfalto visi myžčianais, tai dvokia. Šiaip stebėtinai daug lietuviškų sunkvežimių. Žiauriai daug, kokius 8%. Vietiniam net nėra kur sustoti. Ant stovi. Viskas užmušta. Sėdžiu čia mašinai, viską. Seniai nematyti vaizdeliai tokie yra. Kaip čia tas stabilumą tokį prie šiukšlių konteinerio. Kažko nefokusuoja. Pacukai. Kažko labai kokybė prasta. Ir ne vienas čia jų. Čia gal nesimato. Nu ką, labas rytelis, pirmadienio rytelis, nelabai labas, anksti yra, važiuoju Belgose. Belgose daug eismo, kažkaip taip anksti. Važiuoju anksčiau negu reikia, šiaip ten atsidaro nuo 7 pagal Google, bet važiuoju ant pusę 7, kad Antverpeną prašauk dabar 6 ryto. Nes Antverpe net visą laiką kamščiai bum. Ir ypač, per rytinį piką. Ir per vakarinį. Ir dieną visada būn kamščiai Antverpene. Tai reikia kuo labiau naktį pravažiuoti. Va. Šiaip viskas gerai. Žiūrkių daug. Parkingai smirdžių. Nepasilgau šitą dalyką. Sveika kartą į metus atvažiuoti, pasižiūrėti ir suprasti, kad reikia grįžti atgal į Švediją. Kroviniuką turiu, išsikraunu, pasikraunu ir pjaunu atgal. Važiuoju link pakrovimo, čia labai simpatiški kaimeliai tokie. Čia netoli Maastrichto. Labai gražiai atrodo. Išvalyta. Kas labai stebina, nei vieno žmogaus nėra. Dar važiuoju čia kelis kilometrus. Nei vieno žmogaus šaligatvį, nieks nevaikšta peškom. Nieko nėra, tuščia. Perėjų pridaryta, bet nieks nevaikšta. Nemadoj. Vaikščiat peškom, varguoliai tik peškom vaikšta.
Skandinavijoje tai daug daugiau žmonių, su dviračiais, su šunim, su viskuo, čia nieko nėra, čia kaip atrodo, kad nieks negyvena, tik pravažiuojantis transportas. Tuščias miestas. Nei kiemuose žmonės sėdž savo išpuoselėtose niekur nėra. Visur medelių prisisadinę gražių, viską čia. Ir nei vieno žmogaus. O kieme matau vieną. Darbininkas, man atrodo. Gyvatvorė tvarkas. Vieną matėm. O daugiau va visą miestelį nei vieno žmogaus pravažiavom praktiškai. Gyvatvorės irgi iškarpytas visas, neapžėlusias. Nu, kai kurie va, biški medeliai. Bet nedaug. Estetiškai viskas labai. Nu ką, žodžiu, prasidėjo viskas visai neblogai. Iš tikrųjų, netoli Briuselio. Atvažiavau čia dabar į Maastrichtą krautis metalo. Labai keista iš Švediją metalą vežti. Bet vešiu. Čia kaip smėlė eiti į pliažą atsivežti. Va, tai į Kirūną gal dar reikia nuvežti metalą. Bet ne į Kirūną, kažkur kitur. Tai žodžiu, tai atvažiavau, čia rytas turėjo krauti. Atvažiuoju, sako, mes turi būti speciali priekaba su laviais rytam. Negalim krauti. Nu, okei, negalim, tai negalim. O šitą dabar laukiu kitą refą, kitą krovinį duos, gal plokštės bus ar kas, kad tai paprasta priekaba galim būtų pasikrauti. Tai va, tai laukiu. Nein be nesklandumų nepraėjo. Širšė. Neskrisk pas mane širšė. Va, nu bet, kad tik visas tokios problemos būtų, tai būtų gerai. Nu ką, važiuoju Vokietijai. Gers keliukščia, viską kaip Olandijai. Link Osnabriuko. Čia važiavau įdomiai taip nuo Maastrichtą iki per Olandiją važiavau. Biški toliau gaunas, bet mažiau kelių mokesčio gaunas. Vokietijai biški brangiai keliai kainuoja. 3,6 centai kilometras. Tai susidara. Tai gaunas, kad didesnę dalį per Olandiją pravažiuoju. Olandijoje tą patį vinietę galioju man. Man geriau per Olandiją važiuoti. Ir nereik per Dortmundus visus važiuoti ten. Ne Dortmundus, bet ten, ne Dortmund skaitas. Essence, atrodo. Nu, ten didelį miestą ir kaip tik būtų piko metas, tai prašokau žodžiu per Olandiją. Geriau išėjo. Čia va, per šitas va vartelius tikrina, ar kelių mokestį sumokėt. Važiuojam. Betonkę. Belgijoje keliai tai, nu tokie, panašiai kai Lietuvoje, bet biški geresnė gal. Irgi daužas. O čia parkingiuks, reiks jau stoti parkingą, man irgi kažkada greitai. Prasivažinėjau ten pirmyn atgal kamščiuose Briuselį prastovėjau, tai nieko šiandien daug nenuvažiavau. Ką padarys? Staiko. Žmonės apie kuro sąnaudas klausia manęs. Tai vat nuo Norvegijos iškrovimo, ten apie 180 km tuščias važiavau iki pakrovimo ir numečiau iškrovime iki pakrovimo ir iki vėl iškrovimo, tai gavos 30,5 litro iki Briuselio praktiškai. O dabar važiuojant, tai nuvažiavau jau 400 kg nuo iškrovimo, tai 26-24 tonų metalo. Tai Olandija, kai lygiai yra, tai nedaug ir valgo. Nu ką, sustojau parkinge, kaip visada
už priekabų galą. Čia jau be šansų taip rast. Ten iš vis lengvikių vietos astojo fūros, ten 3,90 aukštis. Pravažiavęs ten tas geltons pro 3,90 arba iš priekio pravažiavo. Padaryti specialiai, tipo ribojams yra. Vokietijoje normaliai čia taip. Danijoje negalim taip stovėti, Vokietijoje normaliai visas taip stovi. Jau už manęs ir prieš mane pilna čia taip stovinčių. Va. Galim eit poilsiauti. Šiandien tokia diena. Beryšė biškį. Bet viskas gerai pasibaigė. Vietą radau, laikų neperdirbau. Viskas gerai.